Į Klaipėdos uostą parplukdytas sudegęs keltas Lisko Glorija. Jį nuspręsta supjaustyti, nes laivą atstatyti būtų ekonomiškai nenaudinga. Praėjusių metų spalio pradžioje keltas Lisko Glorija leidosi į eilinę kelionę. Keleivius ir krovinius plukdė iš Kylio į Klaipėdą. Tačiau kelionė baigėsi nesėkmingai. Kilęs gaisras nuniokojo laivą, todėl šiandien į Klaipėdą keltas grįžo neatpažįstamas. Įvairių gamyklų, tai yra laivų statyklų ekspertai ir mūsų kompanijos ekspertai paskaičiavo, kad jo statymas būtų labai brangus ir pareikalautų iš kompanijos labai daug resursų. Tai dėl to buvo nuspręsta šito laivo nebeatstatyti. Kiek tai būtų maždaug? Kokias? Galiu pasakyti, kad tai brangiau kainuotų negu draudimas sumokėtų. Keltas parduotas kaip metalo laužas. Jis bus supjaustytas Klaipėdos uoste. Leidimas laivą sunaikinti jau duotas, nors gaisro priežasčių tyrimas dar nebaigtas. Tačiau ekspertai jau yra surinkę visą reikiamą medžiagą. Suplėškėjusio kelto keleiviams bendrovė jau baigė išmokėti kompensacijas. Jos siekia bemaž 1,3 milijono litų. O krovinių vežėjams kompensacijų dar teks palaukti. Pirmiausia, specialistai turi pateikti išvadas, kas kaltas dėl gaisro. Tyrimas tebevyksta, ir tos priežastys ir gaisro aplinkybės bus matyti gerokai vėliau paskelbtos. Bet specialistai jau leido pjaustyti laivą, nors priežastys dar nežinomos. Taip. Kadangi ekspertai jį apžiūrėjo, surinko visus jam reikalingus duomenis ir jisai jau nebereikalingas yra tyrimui. Daug kas Lisko Glorija gaisrą vadina laiminga nelaime. Nors ugnis visiškai sunaikino laivą, žmonių aukų išvengta. Keltu tą naktį plaukė bemaž 300 žmonių. Visi jie buvo išgelbėti.